3, 2, 1, važiuojam. Bičiuliai, pažiūrėkit, kas darosi. Kalėdos jau ant nosies, o Kakemakė taip įsišėlo, kad visai pamiršo joms ruoštis. O tiek daug reikia dar padaryti, iki pasirodant Kalėdų seneliui. Bet nykštuk, juk aš noriu tik truputėlį atsipūsti. Aha, truputėlį atsipūsti, Kakemakė, juk mes ne taip tarėmės, dar turi atlikti 2 gerus darbus ir tada galėsi atsipūsti. Juk jūs su šeima susitarėt, kas atliks daugiau gerų darbų, tas galės vadinti save Kalėdų sergėtoju. Na taip, nykštuk, bet aš tik norėjau truputėlį pailsėti, juk aš tiek daug jau darbų atlikau. Aha. Net 17. Oi, tarp kitko, pamiršau pažymėti, kad 17 atlikau jau darbą. Va. 17. 17 atliktas, va, pažymėta. O dar tiek daug laiko iki Kalėdų, aš tikrai suspėsiu viską atlikti laiku. Tai, Kakemakė, ne. Tai tada tau reikia atlikti tą dar vieną darbą ir tada galėsi pašėlioti. Na gerai. O paskaityk, koks tavo 18 darbas? 18 darbas yra? Čia. Skaityk. Draugai, o gal jūs galit Kakemakei padėti perskaityti, kas čia parašyta, gerai? Aha, visi kartu. Sportuoti, taip, teisingai, bičiuliai. Ačiū, kad padėjote. Pasportuoti, Kakemakė, taip. Pasportuoti, gerai. Aha, reikės pasportuoti. Tai keliaujam sportuoti, pasiruošei? Pasiruošiau. Gerai, o draugai, prisijunkit ir jūs. Lekiam. Na, ar pasiruošę sportuoti? Taip. Taip, bet palauk, kai ko trūksta? Op. Kas čia? Čia, kad būtų geresnė kalėdinė nuotaika. Gerai. Pasiruošę, sportuojam. Darykite taip pat, kaip darysiu aš. Rankos pirmyn, koja į šoną. 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 Labai gerai, Kakemakė, vaikai, neatsiliekam. Kitas judesėlis. Rankos į šoną, žingsnelis į šoną. 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 Pavyksta? Dar taip truputėlį painiojuosi. Ei, gerai, tada darom visi kartu. Rankos į šoną, žingsnelis į šoną. 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 Pavyksta? Pavyksta. Gerai, nesijaudinkit, išmoksim. Ir paskutinis judesėlis, rankos viršui. Ir darom kilpą. Hop. Į viršų. Žemyn. Į viršų. Žemyn. Į viršų. Žemyn. Į viršų. O dabar, Kakemakė, viską sujungiam. Pasirašei? Pasirašiau. Aha, vaikai, pasiruoškit ir jūs. Gerai. Ir dirbam. Pirmyn. Koja. Pirmyn. Koja. Pirmyn. Koja. Pirmyn. Eisim į šoną. Į šoną. Žingsnelis. Šoną. Žingsnelis. Į šoną. Žingsnelis. Į šoną. Žingsnelis. Rankos. Žemyn. Į viršų. Žemyn. Į viršų. Žemyn. Į viršų. Žemyn. Į viršų. Pasportavom? Oi, labai pasportavom. Labai pasportavom. Gerai, Kakemakė, bet gali pasižiūrėti, kad 18 darbas pasportuoti buvo atliktas. Tikrai? Taip. Pasportuoti? Pasportuoti. Atlikta? Atlikta. O dabar šalia. Kakemakė, palauk. Pasportavus dar reikia ką padaryti. Ką? Atsigerti. Vandens. Vaikai, čiumpam stiklinę vandens ar buteliuką vandens, atsisukam ir atsigeriam. Taip, nes vanduo, taip gyvybė. Tai vanduo, tai gyvybė. Tėčiai, mamai, muciui ir gėlytei. Jei daug gersime vandens, galėsime sveikai gyvent.
Kakiamakę myslę tau turiu. Nykštuk sakė, kad spėti ją galiu. Mums jis žiauriai reikalingas, paprastas, be skonio, tikras, turim viduje jo daug, bet vis reikia dar daugiau. Kas? Tai vanduo, tai gyvybė, tėčiai, mamai, muciui ir gėlytei. Jei daug gersime vandens, galėsime sveikai gyvent. Galėsime sveikai gyvent. Nykštuk, manau, aš supratau, reikia gert vandens šiek tiek daugiau. Kakiamakė, tu teisi, prisimink, vanduo už saldumynus net svarbiau. Tai vanduo, tai gyvybė, tėčiai, mamai, muciui ir gėlytei. Jei daug gersime vandens, galėsime sveikai gyvent. Galėsime sveikai gyvent. Na, bičiuliai, atsipūtėt. O žinot, man iš tikrųjų labai įdomu pasidarė, o jūs darot gerus darbus? Tai aišku, kad daro. Iš kur pas tave tokie klausimai kyla, Nykštuk? Na, žinoma, juokauju. O gal galit papasakoti, kokius gerus darbus esat padarę, ką? Aš labai įdėmiai klausau. Žinokit, papasakokit. Aš viską perduosiu Kalėdų seneliui. Aha, labai geras darbas, šaunuolis. Aha. Ir tavo labai geras darbas. Labai gerai, labai gerai. O, koks geras darbas. Kakiamakė, žinok, vaikai tiek daug gerų darbų yra pridarę. Aš nežinau, ar tu spėsi juos pasivyti. Nežinau, ar tu būsi Kalėdų sergėtoja. Tikrai? Turi pasistengti. Draugai, kaip jums tai pavyko? Aš čia vos spėju suktis, sąrašą ilgiausiai vykdžiau, o jūs jau pirmaujat ir mane vejatės. O mes paskaitom, koks kitas darbas. Taip. Gerai, griebiuosi iš karto. Gerai, skaityk. Kito eilėje darbo. Va, 19. Aha. Mes tau su vaikais padėsime. Nagi, vaikai, skaitom visi kartu. Paruošti seneliai skanumynų. Ai, skanumynų. Va, šitas žodis man buvo pats sudėtingiausias perskaityti. Ačiū, draugai, kad padėjot perskaityti. Tikrai labai ačiū. Ai, tai mes dėl to čia su prijuostėmis pasipuošę. Taip, nors negalime su senelė susitikti. Taip, laikome saugaus atstumo. Bet reikėtų senelę vis tiek kaip nors nudžiuginti. Kakiamakė, ką galėtum jai pagaminti? Net nežinau. Nežinai? Bičiuliai, o gal jūs galėtumėt Kakiamakiai patarti kokį nors receptą? Aha, nagi, papasakokit. Ir tokį esat pagaminę, dar idėjų. Matau, ne visi dar pasakojat, nagi, papasakokit ir jūs. Aha. Taip, sakykit šitą receptą, klausau įdėmiai. Kakiamakė. Ką? Turim. Kepsime imbierinius sausainius. Imbierinius sausainius? Bet aš nemoku. Kakiamakė, nesirūpink, man šitą receptą papasakojo vaikai ir aš viskuo pasirūpinsiu. Kakiamakė, čiuk kočėlą ir kočiok tešlą. Čia tešla, taip, čia kočėlas. Taip. Na, kočiok. Kokia kieta tešla, Nykštuk. Man taip sunku, gal tu galėtum man padėti? Kakiamakė, aš negaliu už tave daryti tavo darbo, nes tuomet negalėsi pažymėti, kad tu atlikai. Tavo bičiuliai gali tau padėti. Padėkit būtinai, o kaip jie gali man pagelbėti? Gerai, bičiuliai, darykite paskui mane. Ištiesiam ranką ir spraktelim. O darykit taip. Gerai, dar kartelį ištiesiam ir spraktelim. O dabar jungiam antrą ranką ir spraktelim dviem rankom. Ir dar kartelį. Dar kartelį. Kakiamakė pavyksta? Aha. Gerai, draugai, padedam Kakiamakiai. Labai gerai. Daug geriau. Kaip.
Matai, koks gražus mėnulis. Va. O ką dabar? O dabar sausainius pašausime į orkaitę. Kakimagė, padėk man. Ai, aha. Ačiū. Taip, šaunam į orkaitę ir įjung... Kas atsitiko? Kakimagė, atrodo, orkaitė neveikia. O tai ką dabar negalėsiu iškepti skanumynų ir padaryti? Kakimagė, viskas gerai. Mes padarysime dar vieną kalėdinį stebuklą. Iškepsime sausainius naudodami kalėdinę dainą. Kaip gerai. O jūs, draugai, man padėkit, gerai? Ar matai raudoną maišą, kas ten virsta pro kraštus? Skubelniai kaip pakvaišę, dovanų visiems tai bus. Ateina jau kalėdos, gera būt visiems. Namie kartu. Eisim puošti be smegenių, laukiame kalėdų senio. Ar jauti Kakimagė? O, kažkas labai skaniai kvepia. Kaip skaniai kvepia. Atidaryk orkaitę. O ar čia gali būti jau? O sausainiai iškepė. Stebuklas! Dabar reikės juos papuošti. Kaip skaniai kvepia. Taip, Kakimagė, o štai dabar spalvoti glai, aš juos pašildžiau šiltame vandenyje. Prašom puošti sausainius. Puošti, taip? Taip. Gerai, pradėkime nuo... O kaip čia puošti? Paišyk. Paišyti? Taip, kaip su pavasariais. Kurį išsirenkam pirmą? Kurį tik su nori. Pavyzdžiui, šitą. Šypsenėlė. Tai čia spausti ir tai bus, ar ne? Taip, spausk. Va, labai gerai. O, kokia garbanė. Štai, skanumynai seneliai paruošti, labai tavimi didžiuojasi, Kakimagė. Taip, baigta. Bet labiausiai tai ačiū jums, draugai, kad man pagelbėjote. Ačiū, ačiū, ačiū. Padėkoti taip svarbu, paver save geru draugu, padovanok žodelį vieną, o ta žodelis ačiū. Ačiū, 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 nebūna per dažnai. Ačiū, 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 sušildo taip mielai. Ačiū tau, tu ir pats žinai. Pagalba, dovana, draugystę, palaikymą ar patarimą tikrą. Jaučiu tai tyra nuoširdu, dėkinga tau už tai esu. Ačiū, 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 nebūna per dažnai. Ačiū, 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 sušildo taip mielai. Ačiū tau, tu ir pats žinai. O jei netyčia pamiršai, gražaus žodelio nesakei, surask akimirką, kad ir trumpai. Ačiū, nebūna per dažnai. Ačiū, 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 nebūna per dažnai. Ačiū, 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 sušildo taip mielai. Ačiū tau, tu ir pats žinai. Žinai, Kakimagė, labai šaunūs sausainiai. Gerai padirbėta. Ir kaip gerai, kad daugiau pagaminom ir mums liko paragauti. Na tai ką, tęsiam. Kai šaunūs draugai padeda daug smagiau daryti gerus darbus. Kas toliau sąraše? Iš tikrųjų, Kakimagė, parodyk sąrašą. Aha. Palauk, man atrodo, aš tau daviau sąrašą. Ne, Kakimagė, aš neturiu sąrašo. Neturi sąrašą? Ne. Bet aš irgi neturiu sąrašo. Tai ką dabar daryti, jeigu aš neturiu sąrašo, aš negalėsiu padaryti gerų darbų, jeigu negalėsiu padaryti gerų darbų, tada negalėsiu tapti kalėdų sergėtoju. Ką
Kakemakė, nurimk, aš manau, mūsų draugais mums tikrai pagelbės. Ar ne, draugai? Aš sugalvojau. Draugai, jeigu pamatysite sąrašą, būtinai mums pasakykite, gerai? O mes einam gal jo ieškoti? Einam ieškoti, kur jo dabar ieškoti? Iškart sakykite, radau, jeigu pamatysite sąrašą. Gerai, keliaujam. O kur keliaujam? O kur dabar jo ieškoti? Kuris dabar gali būti? Tai akimirka, kai reikia pagalvot. Ar jau žinai, kur bėgsi, baigus man skaičiuot? Atrodo, šįkart pasislėpti nepavyks. Žaidimas vyks tik šiam kambarį. 1, 2, 3, 4. Pasislėpsiu aš, nes esi slėpynės. Slėpynės. Nesuras manęs, netgi pelės. Esi slėpynės. Slėpynės. Kai pasislėpti vietos niekur rasti negali. Na paskubėk tuoj, baigsiu skaičiai visi. Radai nuostabią vietą, kur pasislėpti gali. Tai truks. Kakemakė, ar girdi? Ką tu girdėjai, aš tai nieko negirdžiu. Kas? Aš girdžiu, vaikai sako, kad jie mato sąrašą. Tikrai, kur matot sąrašą? Sugalvojau. Vaikai, mes artėsime prie sąrašo ir jeigu nuo sąrašo tolsim ir būsim toli, jūs sakykite šalta, o jeigu artėsime, sakykite Karšta. Šilta arba karšta. Taip, šilta ir karšta, gerai. Einam dabar į šitą pusę. Gerai, einam tą pusę. Aha. Ką sako? Sako vaikai, kad šalta. Šalta, tai einam į kitą Į pusę. kitą pusę, gerai. Aha. O dabar šilta ar šalta? Sako, kad šalta. Šalta. Tai gal reikia eiti žemyn? Žemyn? Sakė kažką? Sakė, kad aš žemyn šilčiau. Šilčiau. O kaip žemyn greičiausiai? Greičiausiai čia. Gerai, bandom. Šilta? Šilta? Šilta. Gerai, šilta. Aha, sako šilta. Šilta? Taip, keliaujam. Šilta, bet kur aš nematau to sąrašo? Gerai, Kakemakė, mes teisingame kelyje. Kur to sąrašo? Vaikai sako, kad jau karšta ir turime kažkur tai matyti sąrašą. Tu matai? Aš tai nematau, kur tas sąrašas, Kakemakė. Va, žiūrėk, sąrašas, radom sąrašą. Ačiū. Ačiū, draugai. Ačiū. Na, dabar galim perskaityti, kas toliau sąraše mūsų. Aha, paruošti. Va čia dar. Ai, skanumynus jau atlikau, galiu pažymėti. Gerai. Gerai, pažymėk, kad atlikome. Pažymėti, atlikta. O kas kitas? Va, 20. Draugai, padėkite ir vėl, visi kartu. Mankšti. Protą. Protą. Taip, pamankštinti protą. Bet tai nykštuk mes jau padarėme. Mankštą jau pasportavome. Ne, Kakemakė, juk tai bus proto mankšta. Bičiuliai, ar jūs suprantate, apie ką aš kalbu? O tai čia reiškia, kad mes atsistosime ant galvos ir taip sportuosime atsistoję ant galvos? Ne, bičiuliai, jūs teisingai girdžiu sakote. Mūsų laukia netvarkos nykštuko kalėdinė viktorina. Labadiena, Kakemakė, sveikinu jūs atvykus į netvarkos nykštuko kalėdinę viktoriną. Tema šventinė, artėja kalėdos, jūsų lauks 5 klausimai. Ar jūs pasiruošusi? 5 klausimai, nykštuk, bet juk čia labai daug. O gal galima truputėlį mažiau? Kakemakė, aš manau, tavo bičiuliai tau tikrai padės. Tai tu nesijaudink. Tikrai? Taip. Pagelbėsi, draugai? Ačiū. Na gerai, tada aš pasiruošusi. Puiku, tuomet skaitau pirmą klausimą. Koks šiaudinis gyvūnas Švedijoje laikomas kalėdų simboliu? A. Šiaudinė karvė. B. Šiaudinis elnias.
C. Šiaudinė ožka. Draugai, o kaip jūs galvojat? Kaip sakot? C? O tikrai ne B? Tikrai C. Nes juk elnias tai toks labiau kalėdinis gyvūnas. Sako C. Tikrai. Na gerai, aš jumis pasitikiu. Aš renkuosi variantą C, šiaudinė ožka. Puiku, Kakemakė. Tautė pirmą tašką. O Nykštuko, jeigu aš atsakysiu visus klausimus teisingai, ar gausiu kokį nors prizą? Kakemakė, nežinau, pamatysime po to. Ar tu pasiruošusi atsakyti į antrą klausimą? Gerai. Susikaupk. Gerai. Antras klausimas. Naujojoje Zelandijoje per Kalėdas būna vasara. Klausimas toks. Kokia šventinė tradicija ten populiariausia Kalėdų metu, kai pas juos būna vasara? A. Kepsnių ir jūros gėrybių grilinimas. B. Maudynės su Kalėdų senelio kostiumais. C. Sniego senių lipdymas iš ryžių. Ai, kaip sudėtinga. O kaip jūs galvojat? Nykštu. Aha. O gal galima pagalba? Nes ir mano draugai visi skirtingus atsakymus sako. Na gerai, panaikinsiu vieną neteisingą atsakymą. Gerai. Neteisingas atsakymas yra B. Jis tikrai netinka. Tai tau, Kakemakė, ir tavo draugams lieka atsakymas arba A, tai yra kepsnių ir jūros gėrybių grilinimas, arba C. Sniego senių lipdymas iš ryžių. Aha, arba jūros gėrybių grilinimas, arba senių besmegenių lipdymas iš ryžių. Kaip jūs galvojat? Aš tai žinokit galvoju, kad A, nes C iš ryžių padaryti senį besmegenį, man atrodo, turėtų būti labai sudėtinga ir nekaip atrodyti. Kaip jūs galvojat? Pritarėt? A, renkamės A. Taip, aš renkuosi atsakymą A, jūros gėrybių grilinimą. Valio, bravo! Puiku, Kakemakė. Pelnei antrą tašką. Antras taškas, bravo! Labai gerai. O dabar trečias klausimas. Trečias klausimas, gerai. Kaip vadinamos kūčių vakarą laikomos šventos mišios? A. Daktarėlių mišios. B. Piemenėlių mišios. Ar C. Vyturėlių mišios? O, Nykštuk, aš nesuprantu, ar aš tau koks goglas? Kaip aš galiu žinoti tiek dalykų? Kakemakė, tau draugai pažadėjo, kad padės. Paklausk jų. Padėsit? Na gerai, aš jau neatsimenu variantų, net žinokit. A, B, C, kurį galvojat? B, tai piemenėlių mišios. Na gerai, aš jumis pasitikiu. Aš galvoju B, piemenėlių mišios, nes taip galvoja mano draugai. Neįtikėtina, jūs ir vėl teisus. Valiuoti, draugai! Turim 3 taškus. Šaunuoliai, labai gera komanda. Gerai, ketvirtas klausimas. Kiek desertų tradiciškai patiekiama ant kalėdinio stalo Prancūzijoje? Prancūzijoje. A. 3, B. 10, C. 13. Nykštuk, žinau, šitas jau labai sunkus, jau kuo toliau, tuo sunkiau. Šitas jau pats sunkiausias klausimas iš visų, kokius tu galėjai sugalvoti. Na gerai, pagalvokim, bičiuliai. Kas galvoja, kad teisingas atsakymas variantas A? Gerai, o kas galvoja, kad variantas B? O kas, kad C? Na nežinau, Nykštuko, gal aš turiu dar kokią nors pagalbą, nes mūsų visų nuomonės išsiskiria. Na gerai, gali pasinaudoti skambučiu artimajam. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gali paskambinti tėčiui, mamai, seneliai ar čiučiai. Gerai, imu šitą pagalbą. Gerai, prašau, skambint. Aha, gerai. Alio, labas, tėti. Aha. Mes čia su Nykštuku žaidžiame viktoriną ir Nykštukas man uždavė tokį klausimą ir man reikia tavo pagalbos.
Aha, klausimas skamba taip. Kiek desertų patiekiama ant kalėdinio stalo Prancūzijoje? Patiekiama ant kalėdinio stalo Prancūzijoje. A variantas 3, B variantas 10, ir C variantas 13. Aha. Supratau, gerai. Taip, susitvarkiau. Aha, taip padariau, taip. Aha, ačiū, tėti, tada, iki, ačiū. Taip, tėtis sakė, kad teisingas atsakymas yra variantas C, 13. Tu tikra šaunuolė, 4 taškai. 4 taškai. O dabar 5 klausimas. Palauk, truputėlį nykštukai, aš taip pavargau. Gal galima truputėlį pailsėti? Gerai, nagi, bičiuliai, padėkime Kakimakiai pailsėti. Kaip nors pajuokinkime ją. Pajuokinti? Na, pajuokinkit, kad Kakimakiai būtų linksmiau ir gautų daugiau energijos iš jūsų. Žiūrėk, kaip juokingai daro. Žiūrėk, kaip... Dar truputėlį pajuokinkit. Va, pavyksta, Kakimakiai gauna jėgų. Ačiū, daug geriau. Labai gerai, ačiū draugai. O dabar paskutinis klausimas. Jis bus šiek tiek sunkesnis, nes nebus nei vieno atsakymo varianto. Bijai? Truputėlį. Nebijok, aš manau, tu tikrai atsakysi. Kas yra tavo geriausias draugas? Tai šitas pats lengviausias iš visų. Tai žinoma, kad visi žino, kad mano pats geriausias draugas yra netvarkos nykštukas. Kakimake, sveikinu tave. Tavo atsakymas teisingas. Tu atsakei visus klausimus 5 teisingai, 5 taškai tau, 5 ir tau. Ir iš tikrųjų atlikai visas 20 užduočių. Tikrai, visus darbus atlikau. Šaunuolė, Kakimake. Aš einu pasirūpinti prizu, o tau ir vaikams siunčiu dainą. Ar matai raudoną maišą, kas ten virsta per kraštus? Skuba elniai kaip pakvaišę, dovanų visiems tuoj bus. Ateina jau kalėdos, Kaip jauku gera būt visiems. namie kartu, Eisim puošti be smegenio, laukiame kalėdų senio. Susitvarkė kambarėlį, net nykštukas toks tingus. Nusiprauskim atsikėlę, tuoj priimsime svečius. Ateina jau kalėdos, gera būt visiems. Eisim puošti be smegenio, laukiame kalėdų senio. Jau kalėdos, jau naujieji, šypsosi mums artimieji. Eisim puošti be smegenio, laukiame kalėdų senio. Bičiuliai, mano draugai, kol nykštukas ruošia mums prizą už viktoriną, kaip įdomu, kas ten bus, ar ne? Man reikia truputėlį jūsų pagalbos. Aš sugalvojau nykštukui padaryti dovaną kalėdų progą. Tuoj kai ką parodysiu. Mano draugas Tadas turi tokį žmogeliuką siūlų. Va, čia mano draugas Tadas. Va, čia jisai taiso dviratį. O čia tas siūlų žmogeliukas. Va, aš irgi tokį turiu. Man senelė padėjo pasigaminti. O nykštukas, pamatęs mano šito draugą žmogeliuką, irgi tokį užsinorėjo. Taigi aš sugalvojau jam padaryti tokį patį siūlų žmogeliuką ir padovanoti kalėdų progą. Tik man reikės jūsų pagalbos, gerai? Padėsit man? Kaip gerai. Puiku. Čia yra visa instrukcija, ką reikia daryti, kad pagamintume tokį žmogeliuką. Taigi pirma, reikia siūlų ir knygos. Va, siūlai.
Aha, ir juos reikia vynioti aplink knygą, kur čia tas galas. Va. Gerai. Vyniojam. Kaip ilgai. O gal jūs galite man padėti, draugai? Jūs pūskit ir tuomet man greičiau vyniosis, gerai? Na, pabandom. Pučiam. Aha, gerai, pučiat. Dar truputėlį labiau pūskit. Pūskit. Oi, kaip jau gerai pučiat, va, nuostabiai pučiat gerai. Va, iš karto geriau vyniojasi. O, užvyniojam. Dabar nuimam tai, ką mes čia privyniojam. Aha, va, turime tokį. O dabar, žinokit, reikės kalėdų stebuklo, nes reikia vieną galą perkirpti, bet aš negaliu su žirklėmis kirpti vieną. Taigi padarom kalėdų stebuklą. Visi namie, va taip, spraksėkim. Ir bus kalėdų stebuklas. Nagi, pabandom visi. Nagi, spraksim. Įvyko kalėdų stebuklas. Perkirpot. Kaip gerai. Va dabar mes turim tokį ilgą siūlų kuokštą. Mokat rišti mazgą? Jeigu nemokate, paprašykite mamytės ar tėvelio padės. Va, turime tokį beveik žmogeliuką ir reikia padaryti galvą. Taigi vėl pasiemame siūlo ir surišame viršuje tiek, kad būtų galva tokia. Tikšt. Va, galva. Dabar reikia rankų. Taigi, paguldome jį, padaliname siūlus pusiau, tada tą vieną pusę dar per pusę ir kitą pusę lygiai taip pat per pusę. Čia bus rankos. Kad būtų jos labai gražios, reikia supinti. Kaip ką supiname? Padaliname ir piname. 1, 2. 1, 2. Va! Viena ranka. Dabar, kad neišsipintų, reikia surišti. Paimkime siūlų. Apvyniokime stipriai. Vyniojam, oi, kad tik neišsirištų. Taip gražiai supinta kasa. Aha. O kaip man dabar? Reikia nukirpti. Pagelbėkit, draugai, vėl padarykime kalėdų stebuklą. Paspraksėkim, kad man nusikirptų siūlas. Spraksim. Ačiū, kaip gerai, kad turiu tokius gerus draugus, kurie taip stebuklingai moka spraksėti. Užrišam rankos galą. Tadam! Turime vieną ranką ir lygiai tą patį padarome su kita ranka. Galite pūsti, kad būtų greičiau. Tadam! Turime 2 rankas. Ko dar trūksta? Kūno ir kojų. Kad būtų kūnas, šitas visus gražius kaip kasos siūlus supinkime truputėlį. Kelis kartus tiek, kiek maždaug norite, kad būtų jūsų žaisliuko kūnelis. Taigi vėl taip pat čia užrišame su siūlu. Siūlai susivykit. Nagi, draugai. O dabar paspraksėkit. O, va! Kaip gerai. Surišame kūnelio apačią. Va, turim kūną, teliko kojos. O jas padarysime iš šitų gražių baltų siūlų. Padaliname į 2 dalis likusius siūlus, nes kojos 2. Taip, kojos 2. Va, maždaug nuo pusės pasiimame vieną galą ir vyniojam, va taip va. Vyniojam aplink. Pagreitinkit, draugai, procesą. Pūskit. Va, ir baigtas žmogeliukas. Žiūrėkit, koks gražus. Va, taigi reikia supakuoti. Paimkime dėžutę, kaip laukiu, kada galėsiu padovanoti nykštukui. Dar pridėsiu ir mamaisę su nanaisę, kad jiem būtų linksmiau. Taip, mamaisę, nanaisę. Kakė, makė, jau grįžau. Ar tu pasiruošusi? O ne, nykštukas jau grįžau. Aš
dar nespėjau supakuoti. Tuoj, baigsiu pakuoti, tuoj. Kakė, kur tu pasislėpei? Tuoj, Nykštuk. Na, Nykštuk, tai kur mano prizas? Kakė, aš juk tau sakiau, prizas ne tik tau, bet ir tavo draugams, kurie tau padėjo. Vaikai, ar norite pamatyti prizą? Negirdžiu jūsų. Garsiau, draugai. Aha, puiku. Tuomet pristatau Kalėdų senelį. Hei, sveiki vaikai! Čiagi tikras Kalėdų senelis, Nykštuk. Tikrų tikriausias. Kaip tau pavyko? Na, aš pažįstu keletą nykštukų, kurie dirba su Kalėdų seneliu, jie man ir padėjo. Bet seneligi dar ne Kalėdos, tikriausiai jūs daug darbo labai turit. Taip, iš tikrųjų šiemet daug darbo tiek man, tiek mano pagalbininkam. Bet nykštukas manęs paprašė, todėl aš atvykau pas jūs pasveikinti jūs su šventom Kalėdom. Sveikinu! O, hei, valiau! Bet sklinda gandas, kad tavo draugai yra tikrai gudrus vaikai. Gerai, tuomet dabar visi pakelkite rankas tie vaikučiai, kurie esate tikri gudručiai. 1, 2, 3, 4, taip, matau, 5, 6, taip, iš tikrųjų, tikra daugybė. Na, o dabar nuleiskite rankas ir pakelkite rankas tie, kurie padėjote Kornelijai išspręsti visus nykštuko užduotus klausimus. Gerai, keliam. Aha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, tikrai, visi patys gudriausi vaikai čia susirinkę. Taip, bet tu su jais visais gerai sutari? Taip. Nesipyksti. Nesipykstu. Ir viskuo pasidalini. Taip, pasidalinu. O tokių neteisybių kaip su Tadu dar kartais būna? O iš kur tu žinai, senelį? O, knygą mano naują skaitei. Kornelija, aš viską žinau, nes aš Kalėdų senelis. Taip, o ką ten už nugaros turi? Čia yra dovana Nykštukui, nes jis pats geriausias mano draugas. Dovana Nykštukui? Kakė, ačiū, aš visai nesitikėjau. Tu pati geriausia draugė. Su Kalėdom. Palauk, Nykštuk, neskubėk. Čiagi nepaprasta dovana. Čia yra kalėdinė dovana. O ką tai reiškia? Kad tokią dovaną gali išpakuoti tik tai Kalėdų rytą. Taip. Supratai? Taip. Gerai, tai dabar grįžęs namo pasidėk šitą dovaną po eglute ir sulaukęs Kalėdų ją išpakuosi, tuomet tavo šventė bus tikrai pati nuostabiausia. Supratau. Gerai. O ką mes? Gal norit vaikai pažaisti? Vaikai, ar norit pažaisti su Kalėdų seneliu? Taip. Gerai. Tuomet žaidžiam. Šitam žaidimui mums reikės truputėlį muzikos. Kol skamba muzika, pagal ją reikėtų šokti. Taigi, šoka visi. Aha. Taigi, super. Nuostabų šokiai vyksta. O dabar, kai sustos muzika, mes visi mesim šokius ir vaidinsime pingvinus. Gerai? Sutarėm? Taip. Pasiruošę? 3, 2, 1, pingvinai! Hei! Taip, gerai, pingvinai pasivaikščiojo, šokam toliau. O! Gerai, na, o šį kartą, kai sustos muzika, mes vaidinsime sniego pūgą. Pasiruošę? Gerai, 3, 2, 1, pūga. O! Gerai, super, pūga nurimo, šokam toliau. Gerai, šokam, muzika nenutyla, na, o kai nutils muzika, pas mus prasidės pyragų puota. Pasiruošę? 3, 2, 1, valgom pyragus! Oi, kokį pyragą. Taip, nykštuku. Ačiū. Pyragų prisivalgiau, atrodo, kad visiems ateinantiem metam. Gerai, kad ir kaip bebūtų čia smagu, bet man jau metas. Taigi,
Turit sakyti ate, ate. O jūs, vaikai, nepamirškite ir toliau daryti gerus darbus. Taip,